arba jums duoda informaciją, kuri jums negali tarnauti ateityje, tai tai yra niekinė informacija. Nes tai, kas buvo, jūs žinot pats, koks jūs esat, jūs žinot pats. Bet kaip savo kelyje eiti, kad pasiekti maksimum savęs, to, ko jūs norit ir ką dėl to reikia daryti, va ta informacija jums gali tarnauti. Bet jeigu mes imsim vieną skaičių ir kalbėsim apie vieną skaičių, ta informacija yra niekinė. Ji žaidžia kontekste. Ji pilnatvę, rodiklis įgauna tik kontekste. Nes kontekstas viską sudėlioja į tikrą paveikslą. Kaip ir pasižiūrėkite žmogus, jeigu jis jums sako kažkokį tekstą, kalbėjimą, ir jūs ištrauksit vieną gabalėlį, dažnai taip žiniasklaida daro, vieną gabalėlį ištraukia ir tada prie jo priklijuoja kažką kitą, ir tas žmogus iš dieviškai gero tampa kažkokiu erodu. Tai ir skaičius lygiai taip pat. Jeigu mes jį paimsim vieną, jis mums arba neduos nieko, arba duos atvirkščiai daugiau žalos. Tai žmogus nėra vienas ir skaičius nėra vienas. Ačiū Jums už dėmesį. Labai norėjosi pasidalinti.